dešinėn? Jo. O čia jau, matai, viskas aišku, tau stop. Čia viskas aišku, jo. Nu. Tai vat, testuojame Antaną, kaip važiuoja, išlaikys teisės ar ne. Laikėjęs. Ir jo stabdžiai tokie biški bukokie. Nežinau kodėl ir kaladėl. Visi va, visur. Tipo Olvai, tipo visi keliai. Visi, jo. Čia pla mokykla? Jo. Greitis 20. Mokyklos teritorija. Na jo. Jo, čia geriau, kai vat, tokie ženklai būna, viską neskubėti, nes pačios baisiausios baudos. Taip. Šitą jau žinau, tą ir. Atvarėme biškai iki kompanijos pas mane, nes reikia priduoti valandas. Viską tai va, Antanas matuojasi visiškai naują troką. Viską sakė, viskas. Pasilieka čia, važiuoja dirbti reisą. Sakė, patiko. Nu, tai va. O tas va, juodukas gražuolis, tai mano. Su katruo lokalauja. Tai va, nu kaip? Važiuoji? 3 savaitėm iš karto, kitaip pas mumi nedirba. Kuriekama, kabink ir varom. Nu. Šiandienos dienos ataskaita būtų tokia. Antanas pasivažinėjo biškai, pasižiūrėjo, kaip važiuoja viską. Reikėjo paaiškinti, kaip katruos momentus taisyklių Amerikoje, kas liečia ypač stop ženklus. Paskui parduotuvės. Nu, apsipirkinėjome. Ir po biškį ruošėmės. Tai vat, juodas buvo winterizintas, tai išleidome visą tą winterize skystį, praplojame sistemą, pilkas nuo nulio padaryta, tai viskas šviežia, daugmaž susimetėm daiktus, tai kas lieka dar man rytdienai atsikėlus anksčiau, tai kažkokių tai įrankių pasiimti, ko reikia, kad minimum būtų. Reikia drabužių savo visus susirinkti, dar nieko nesusižiūrėjau. Tai dar šiandien tiesa, vakar atėjo antena, kur pastiprina signalą telefonui. Tai va tenai va yra toksai va bum. Tai teko biškai dar pasidarbuoti. Ir kaip tik dabar labai gerai matosi juodas, toksai gali didžiulis bumblas, toksai cilindras. Tai vat, ją pasistatyti, langą uždariau. Reikia uždaryti. Tai va, tą pasistačiau. Kas dar? Merginos taip maž tenai jau susidėjo viską, kas liečia virtuvės reikmenys. Na, kas čia krenta dabar? Žinau, langą. Kažkas tai nukrito, pasižiūrėti. Nenukrito. Neužsukau, vandenį užpyliau ir neužsukau. Čia per tą skubėjimą viskas gaunasi. Reikia susižiūrėti visą filmavimo.
temperatūrą, kad viskas būtų tai vat.